tai va jums. Žinių pratęsimas. Anas pranašovas buvo netyčia labai daug lengvai išgydęs. Nu, tai mes dabar turime tokį va pašnekovą, naują eurų pašnekovą. Pašnekovą. Nu, pranašovas, daug skirtumas, visi tiek tas pats. Tado Oželį. Prašom pranešti. Kur lietus? Lietus? Jisai sakė. Kaune tai 103,5. Man neradijos stočių prasme. Man reikia, koks bus rytoj oras. Lis, snigs patek, grybas kris. Oras rytoj bus. Nu, taip. Nu bus tai. Nu, žinau, kas bus, bet man reikia sužinoti, koks oras bus. Oras bus drėgnas. Gerai, va, užtenka. Daugiau drėgnumų nereikia. Ne, tai jūs nenustatėt, jo, visai orą nenustatėt iki galą. Čia ne tas pranašovas. Šitas pranašovas. Mane iš vis pasikvietėte sportą pakalbėti. Tai apie sportą kalbėti. Kriminalus. Labą vakarą. Kriminalus. Čia taip papasakos kriminalus, žiauriausius visų avarijas. Prašom. Kai kažkutis bėgo ir vyjosi pelę. Katė. Dimitrijus Nagijevas. Kriminalai. Šiandien kriminaluose matysite. Kaip turkutis, rinkdamas bonkas, rado 3 bonkas iš karto vienai vietoje. Kitas bomžas atėmė iš jo tas ten toks Liutauras Kaspicijas. Eksperimentuoja Ražauskas ten dabar jau su jais nuovadai kaip reikiant. Grėsia iki 15 metų štai. Turkutis dėl to ir apsikirpo. Jisai buvo uždarytas jau apklausimui. Tai sakykit, kaip ten tas sportas susijęs su turko? Sportas yra... Tai čia ne tu klausi, tu tik filmuot turi. Tai tu jo paklaus, nes tu jau nieko neklausnyjo. Nu, kriminalai baigėsi. Nesibaigė dar. Sportas yra vyrai geras dalykas. Sportuoti galima visiems, ir jauniems, ir dideliems. Tai va, sportuokime mes drauge su seneliais ir vaikais. Reklamos nebus dabar, todėl kad jisai nori dar ten užėjęs padainuoti, o jūs tęskite toliau pokalbį apie sportą. Sportas. Ką šiandien? Puikioji. Ne puikioji. Kokia puikioji. Klausk manęs apie... Geriau, lietsargis. Ką šiandien žaidži? Apie Grybauskaitę. Kaip Grybauskaitė? Kaip Grybauskaitė gali būti sporte? Tu, kolega mielas, biškai iš ekrano baidingas. Tai tu gerai. Jis buvo nuėjęs patikrinti tu tarpu, ar Grybauskaitė sportuoja. Nu pasakykite, kaip Grybauskaitė žaidė tenisą su Paunskiene. Šiandien pralošė. Žiauriai suvartė Paunskienę Grybauskaitė. O čia jo stalo tenisą lošia ir ėjo į mišką Grybauskas daugiau baravykų priraus. Ne, į mišką jo barį ieškoti. Rado bent vieną. Rado. Kiekvieną pats palkas padarė. Tai tas būtent bėdis buvo. Ne. Man atrodo, tas Nagijevas buvo. Landsbergis tai dar va. buvo. Landsbergis dar buvo. Nu gerai, čia nebesigilinam į sportą, kaip čia nepriko. Landsbergis nebuvo net jo vaikystės sportininkai, žinau. Jisai su galva daužė plytas, todėl jis dabar plikas. Tai jau. Nėra akinių nešiu. Taip. O jisai nėra. Jisai akinius nešiodamas, įsitepalavo su tepalu ausis. Tada bėgdamas vijosi katiną, tas į grinčiai bėgo greitai. Dabar bus. Tas bėgė su ta tepaluota ausim. Gerai. Jisai griuvo, paslydo, ant ausies slydo, tepaluotas. Ir įsisuko petį ir bėgdamas pagal katiną
Nes katinas lašinius įsikibęs įsitvėręs į dantis nešėsi. Nukitas buvo, atsimenu šitą karštą. Jis išbėgo per langą, iššoko, greitai užšoko ant stogo, ant kamino. Nuo kamino nušoko ant stogo vėl, ant mašinos. Nubėgu laukais. Dabar filmuokai tu pasakoji. Ne, aš taip Tai tik tu tai. tada, jeigu jis savęs nerodai, tai tu... Nubėgu laukais, tai. Vis tiek į visi pažįsti. Jis lėkė, įvyjusi visi. Nieks jų nepagavo. Nepagavo nieks. Viską navigacija glušius. Niekas. Po kelių dienų skelbimą įdėjo. Rado jį vargšą, vargšytį sušalusi, nabagą. Kur jį ten rado? Rado jį ten miške. Palikelyje, ne? Palei uolienas tokias. Matai, ten atrodo, kad jisai prisgėrė. Ne, jis lašinius, taigi, kai jis pyzdino lašinius, tas išsitepalavęs buvo su tepalausi. Bėgo į grinčią, paslydo, užkliuvo. Ir dar sakė, ten mergų matė su traktoriu važiavo. Mhm. Nu, važiavo. Tai kaip ten Prie kabikė tik neįlipo. žinios jau baigėsi? Pasibaigė. Žinios baigėsi.